Sveiki visi, mano vardas Laura Kuznecova, aš esu kūno psichoterapijos praktikė ir šiandien noriu Jūs pasikviesti į temą, kuri yra aktuali visame pasaulyje ir apie kurią galbūt iš tam tikros perspektyvos labai retai arba beveik niekada nepažiūrime. Tai tema būtų priklausomybė ir kopriklausomybė. Šiandien tai nebus labai didelis skirtumas. Ir noriu pasikviesti į šitą temą per prizmę, pažiūrėti ne per tą fiziologinę prizmę, ne per medicininį kažkokį požiūrį, ar ne, kur pateikiama taip, kad mes tampame priklausomi nuo kažkokių medžiagų ar nuo kažkokių savo įpročių. Vis tik tais noriu pakviesti pažvelgti į priklausomybės temą per IFS terapijos prizmę. Tai IFS yra Internal Family System terapija, kai žmogus yra suvokiamas kaip dalių visuma ir jeigu įsivaizduotumėm, kad mes esame daugybė dalių ir tos dalys aktyvuojasi priklausomai nuo to, kur esame ir su kuo. Aš esu tikra, kad jūs nekartą pastebėjote, kad jeigu atsidurėte kažkokioje nesaugioje situacijoje arba tarp žmonių, kurie, tarkim, trigerina jūsų nervų sistemą ir kažką primena arba jaučiatės nesaugiai, tai aktyvuojasi vienoks jūsų elgesio modelis, ar ne? Pavadinčiau tai tikrai dalimi, aktyvuojasi tam tikra dalis, kuri moka išgyventi tokiamis sąlygomis. Tai štai, jeigu pažvelgtumėm į žmogų kaip į dalių visumą, mes ten atrastumėm daugybę tokių vaikiškų dalių su neatlieptais poreikiais ir užstrigusių laike ir mumyse nemėgstamų, nepriimamų, todėl išstumiamų, tarsi bandytumėm uždaryti tas dalis kažkur į rūsį, kad mes jų negirdėtumėm ir kad jos ten būtų pasislėpusios. Ir žmogus, kai atranda savyje tą dalį, mes terapijos metu tikrai dažnai prisiliečiam prie to, kai atranda tokią dalį, kuri nori būti su tuo žmogum, tarkim, kuris jūs atstumia, kuri nori pas mamą, kuri galbūt ta mama negali jūsų mylėti taip, kaip norėtumėte, kuri nori valgyti vakarais, kuri liūdi, kuri yra tokia, angliškas yra toks žodis needy, tokia su didžiuliu tokiu alkiu ir poreikiu, ar ne? Ir kai randame ją savyje, tą dalį, retai pamatau, kad žmogus sakytų, o, kokia faina, ar ne? Dažniausiai, o, jinai tokia prisitaikėliška, jinai tokia nedrasi, arba tokia ta mano dalis nesavarankiška, ne tokia, kaip visuomenė mėgsta mus, ar ne, kokiais mes norėtume būti. Žodžiu, ta dalis netokia. Ir mes tą dalį išstumėm. Ir išstumtos dalis yra linkusios, sakysim, atsirasti ten, kur mes nesitikime jų. Jos nėra mūsų kontroliuojamos. Mes bandome tą padaryti, bet mes sunkiai galime tą padaryti. Ypač jeigu mes nesuprantame, kas tai yra. Tikrai tikiu, kad nekartą gyvenime pastebėjote, kad pasielgėte gal keistai, sakysite, kažkaip neįprastai. Arba ir vėl padariau taip, jau buvau nusprendęs, kad darysiu kitaip ir vėl taip nutiko. Na, o jeigu turite priklausomybę, o šiais laikais turime jų turbūt visi, kas nuo ko, ne? Kraštutinumas yra narkotinės medžiagos, lošimai, daugybė kitų tokių, sakysim, kraštutinumai yra tai, ką atstumia visuomenė. O kasdienybė tai yra tai, kas yra normalu. Tai, nežinau, praleisti laiką telefone, skrolinant, ar ne, išmokstame, įprantame, turime tokį pojūtį, kad aš turiu kažką. Bet dabar paimti ir paskrolinti, arba dabar eiti ir pavalgyti. Toksai tarsi
neįsisąmonintas poreikis, galėtumėm tai pavadinti. Ir tai irgi galima priskirti prie priklausomybių ir be abejonės kopriklausomybė, kai mes esame priklausomi nuo kito žmogaus, nuo jo emocijų, nuo to, ar jis bus su mumis ar ne. Ir kai mes esame linkę išduoti save, nuolat patikėti iš naujo, kad dabar jau viskas bus gerai, kad jeigu dar šiek tiek pasistengsiu, tai tikrai tie santykiai susitvarkys, kad tas žmogus pasikeis. Tai ta tokia kopriklausomybė, kopriklausoma mūsų dalis absoliučiai nėra susijusi su realybė. Ir kiek susiduriu su žmonėmis, tiek su tais, su kuriais dirbau, tiek, ir su kopriklausoma dalim savyje ir su aplinkiniais, aš labai ryškiai matau, kad visiškai nematoma yra realybė tuo metu, kad žmonės gali būti jau labai brandžiam amžiui ir vis dar tikėtis, kad tas kitas žmogus jau šiemet tai taip nepasielgs, jau dabar tai tikrai pasikeis, nes jis juk jau suprato, jis juk jau pamatė, jau buvo tiek įvykių, ar ne? Ir tokiu atveju vaikas manyje tiki suaugusiojo kitame, kai iš tiesų ten yra vaikas čia ir vaikas ten. Ir tam, kad kažkas pasikeistų iš tiesų, kaip minimum, tai turi būti terapinis kelias. Tai štai, tai apie priklausomybės noriu pakalbėti iš tos pusės, kad mes priklausomybę priskiriame visam asmeniui. Sakysim, va štai Petras, jis yra lošėjas, jis priklausomas nuo adrenalino, nuo, nežinau, bet, sakysim, va štai šita mergina, ji yra priklausoma nuo alkoholio. Na, aš priklausomas nuo cigarečių, nuo nikotino. Bet priklausomybė visiškai nėra viso asmens reikalas. Ir tas, kas išgyvenate priklausomybės, tai tikrai pastebėsite, na ir kituose be abejonės matysite, kad yra etapas, kai žmogus pasineria į tą kažką, nuo ko yra priklausomas, ir yra etapas, kai išnyra. Jo, tai vadinasi, skiriasi būsenos ir skiriasi taip pat dalis. Ir yra etapai, kai tarsi žmogus pasirenka kitokį buvimą, kitokį kelią, tarkim blaivybę, ar nutraukti smurtinius santykius, nutraukti lošimus ar dar kažką. Ir yra etapas, kai jis ir vėl įkrenta. Ir štai ta vieta yra labai įdomi, nes tai, kas pasikviečia mus sugrįžti į tą kažką, yra vaikiška alkana dalis, kurios mes nepažįstame ir kurią mes smerkiame. Ir jeigu pamatytumėte tą dalį kaip vaiką, kuris tiesiog nori pas mamą, jis tiesiog nori, kad jį mylėtų. O mes sakom, neik pas mamą, tau vis tiek nieko neduos, arba ne, tu esi blogas, nes tu visada verki. Tas vaikas lieka alkanas ir nuolat teisiamas, jis junta gėdą ir atstumimą nuolat. Taip kaip vaikystėje, taip ir suaugus. Jūs suaugat, mes visi, ne? Suaugam, tas vaikas lieka toj pačioj būsenoje. Ir jis tik išnyra protarpiais ir tais momentais, kai jis išnyra, jis yra labai aktyvus, mes jaučiame jį ne kaip vaiką, o kaip visą save. Ir tuo metu ta dalis netarsi užvaldo mus. Ir tai, ką aš kviečiuosi terapijos procese, užmegzti ryšį su ta dalimi ir keliauti su ta dalimi per visą jos, per visą ciklą, per visą tą momentą, kai jinai jaučia alkį, kai jinai nori patirti meilę, ryšį, patirti, kad jinai nuostabi, kad jinai reikalinga. Per visą tą kelionę, kaip jinai eina į kažką, kur jinai tikisi tai gauti, eiti su ją, leisti jai ten keliauti, o nestabdyti ją.
ir tuomet patirti su ją tą momentą, kai jinai krenta, nes jeigu ji galėtų užsipildyti, tai užsipildytų ta dalis ir būtų viskas. Bet ji be abejonės keliauja ten, kur ji neužsipildys ir tuomet ji krenta ir tame kritime taip pat būti su ja. Būti su ja visame cikle, tiek žemyn, tiek į viršų. Praeiti su ja visą kelią ir ne vieną kartą. Parodyti tai savo daliai, kad tu turi mane, aš esu su tavim. Mes galim būti kartu, netgi tame, kas man dabar atrodo, kad nėra teisinga, bet aš žinau, kaip tau sunku, aš matau, kaip tau sunku. Tokiu būdu ta dalis patirs tai, ko niekada neturėjo. Ji patirs, kad ji svarbi ne tik tada, kada ji faina, bet ir tada, kada ji klysta, arba tada, kada ji krenta, arba tada, kada jai sunkiausia. Kad ji yra atliepta visame cikle. Ir tiek kartų, kiek prireiks. Ir kiekvienas vaikas, taip ir ta dalis, ta vaikiška dalis, gaudamas ir gaudamas nuolatinį palaikymą, rimsta. Ir ta dalis po truputėlį atranda ryšį, tą, ko jinai ieškojo, nes mes žmonės sutverti ryšiui. Ir po kiekviena žaizda mes rasime būtent tą skausmą. Ryšio nebuvimo arba ryšio netekimo arba atstumimo. Vis tiek tai bus apie ryšį. Ir štai ta dalis, ji keliaudama tą kelionę, nebebus atstumta. Ji gali keliauti ir dar kartą ir vėl nebus atstumta. Ir jeigu ji patirs ryšį, kad su ja kažkas yra nuolatos, tiek į apačią, tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į viršų, dalis pagaliau atras tai, ko ieškojo, tik ne ten, kur ieškojo. Ir tas noras ieškoti ten, jisai mažės, nes tai, ką atranda čia, tai didės. Jo? Ir taip palaipsniui kinta santykis jūsų jau kaip žmogaus su tuo kažkuo, ar objektu, ar veiksmu, ar medžiaga, ar dar kažkuo. Tai mano toks yra noras atkreipti dėmesį ir turbūt į tai, kaip mes esame pratę tvarkytis su priklausomybėmis. Žodis tvarkytis čia jau iškart parodo, apie ką tai bus, tai mes visada turime susitvarkyti, susijimti, nugalėti, atimti iš savęs, atimti iš kito, sukontroliuoti ir neleisti. Ir visa tai sukuria tik dar didesnį įtampos foną, kuriame tas kažkas alkstantis, jis lieka dar sudėtingesnėse sąlygose. Ir kai girdžiu, kai sako, vat, reikia iš savęs atimti skrolinimą, arba reikia iš savęs atimti užkandžiavimą, arba reikia iš savęs atimti žiūrėjimą serialų, arba dar kažko, aš visada pagalvoju, o kągi jūs duodate vietoj to, ar ne? Juk kai bandote kažką užslopinti, jūs net nepažiūrite ką, jūs tiesiog slopinate. Tai jeigu jūs atimsite slopiklį ir liksite su tuo, ką rasite, tarkime, baimės jausmas, nerimo jausmas, kurį jūs norite užvalgyti, nukreipti dėmesį skrolindami, arba eidami į santykį, galbūt pasitraukėte nuo to trūkumo, kuris juntamas viduje, ryšio trūkumo arba vienatvės jausmo, ir jūs nuolat mezgate naujus ryšius, einate būti tarp žmonių, nes negalite būti vieni. Taip, jeigu jūs atimsite iš savęs slopiklį ir liksite su tuo, kas ten yra, okei, ja, nelabai žinau, kaip iš tiesų, gal nelabai paprasta be terapinio proceso tą daryti, nes terapinis procesas išmoko žmogų, išmoko klientą pasirūpinti savimi, būti tuose jausmuose, sutalpinti juos savyje, atliepti juos ar ne, suvokti juos, įsivardinti. Ja, taip nėra, kad terapija daro stebuklus, terapija daugiau išmokina žmogų būti su savimi ir su tais dalykais. Tai jeigu jūs būnate, tada taip, bet jeigu atimate ir tikitės stebuklą, ar ne, kad sako, va jeigu neskrolinsit, arba va jeigu nevalgysit nakčiai, bet jeigu jūs
darysite tik tais tuos pozityviuosius dalykus, tai jau jūs būsite nuostabus ir nušvitę. Tai savaime tie gerieji, ar ne? Jo, nes aš linkus nevertinti dalykų, bet tie gerieji dalykai nesusiinstaliuoja. Ir vien dėl to, kad atimame už savęs kažką, nereiškia, kad kažkas mumise atsiranda. Tai jeigu nesate pasiruošę pažiūrėti, ką slopinate, tuomet gal ir nestabdykite slopiklių, nes bus per sunku ištverti, tuomet keliausite į kitą slopiklį. Bet jeigu esate pasiruošę pažiūrėti, tai ką slopinate, keliaudami į bet ką, nuo ko esate priklausomi, tuomet iš tiesų labai kvieščiau atrasti terapiją. Aš asmeniškai kviečiu labiausiai į kūną orientuotas terapijas rinktis, nes man atrodo, kad kūnas yra nuostabus instrumentas ir tai, ką galime padaryti kūno psichoterapijos metu, kaži, ar tai paprasta padaryti įprastos psichoterapijos metu, bet vėl, kiekvienam tinka labai skirtingai ir tikrai yra žmonių, kurie atėjo į kūno psichoterapiją ir jiems nepatiko ir jie nukeliavo į įprastą ir atvirkščiai. Tai tikrai ne apie tai šiandien, bet apie tai, kad jei turite pagalbos, jeigu duodu savo tai, kas yra man pagalba, tuomet galiu kažką atimti, bet greičiausiai nenorėsite atimti. Greičiausiai tiesiog švelniai lauksite, kol po truputėlį sumažės tie dalykai, kurie, sakysim, galbūt jūs erzina arba jie yra ribojantis arba yra sudėtingi jums gyvenime, ne, tos pačios priklausomybės. Ir kaip vis daugiau ir daugiau atsiras tokių aiškumo ir tokių savo atramų galėjimo į save atsiremti, užmėgsti santyki tarp savęs ir savęs, tarp tų dalių. Jo, tai va ta IFS iš tikrųjų puikiai terapijos rūšis, jie atrado Likas Švarcas. Man labai patinka, kaip jis atstovi savo teorijas, kai kalbasi su kitais terapeutais. Tikrai nuostabus terapeutas. Ir jo, tai štai, tai turbūt labiausiai apie tai ir norėjau pasidalinti šiandien su jumis, apie požiūrį, kad štai apribokime žmogų, atimkime iš jo viską, arba iš savęs, arba iš kito, ir tuomet jis taps jau toks geras ir pozityvus, ir kad tai visai nėra tiesa, ir kad viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, turi priežastį, ir jeigu jūs matote, kad rytas prasideda nuo Facebooko, nuo skrolinimo, ir kad tai yra kažkodėl blogai, tuomet galbūt paieškoti, o kodėl tai vyksta, kodėl aš tai renkuosi, kas už to, ir gebėti ieškoti pagalbos, gebėti atsiremti, gebėti priimti pagalbą. Tai yra tikrai apie sveiką psichiką, apie sveiką žmogų. Ir tai, kad mes labai didelė dalimi kaip tauta iš tiesų vis dar vengiame ieškoti pagalbos, pripažinti, kad jos reikia mums ar mūsų artimiesiems. Tai rodo tik tai mūsų tokį ribotą požiūrį į save ir tokį labai direktyvų požiūrį, kad save reikia nuolatos nugalėti, prispausti ir patiems kažką pasiekti, be resursų, be žinojimo, kaip tą padaryti. Ir viskas dažniausiai baigėsi nesėkmingai. Net jeigu atrodo iš išorės, kad viskas labai sėkmingai, bet vis tik tai santykis su savimi yra esmė. Ir kol jis yra direktyvus, ir kol jis yra smurtaujantis, kol jis yra kontroliuojantis santykį su savimi, jis nėra sveikas ir mes nekalbame apie sveiką psichiką. Tik tais atjaučiantis, suprantantis, gebantis priimti, tai toks santykis su savimi jau kalba apie sveiką psichiką. Jeigu taip galim skirstyti sveiką ir nesveiką. Tai iš tiesų labai kviečiu visus šiek tiek įsiklausyti į save, pradėti pastebėti, kur mano tos priklausomybės, kas yra mano slopikliai, pradėti ieškoti, ką aš slopinu ir atrasti resursus. Nes šalia to,
ką slopiname, jeigu šalia įvesti palaikymą, įvesti resursus, tai tikrai po kurio laiko, dažniausiai gana greitai, pasimato skirtumas, koks kiekis slopiklio reikalingas ir kiek jų daug mažiau jo reikia. Tai štai, tai labai noriu pakviesti jūs patyrinėti save, pakviesti jūs patyrinėti ir kūno psichoterapiją, atkeliauti galbūt į Contribui platformą mano sukurtą, kurią specialiai sukūriau, kad labai labai prieinama tokia platforma, ar ne, kur teorinės žinios yra prenumeratoje nuo 5 eurų per mėnesį ir suskirstytos tokiais gabaliukais, kurie yra priimtini kiekvienam žmogui, kad būtų ne per daug, ne per stipriai, ne per greitai. Tai labai kviečiu atkeliauti į Contribui, nuorodą įkelsiu į komentarus, atkeliauti į Contribui padėk savo platformą ir ten iš tiesų turiu tiek teorijos, tiek praktikų, tiek trumpų pratimų kiekvienai dienai, galimybę tyrinėti nuo iki visą procesą ir taip pat kviečiuosi į asmeninės sesijas, jeigu turite tokį poreikį. Vasarą galbūt yra daugiau galimybių patekti arba į laukiančių sąrašus, arba tiesiai į terapiją, kadangi daug kas atostogauja. Tai štai. Tai tiek šiandienai, labai Jums ačiū, kad esate kartu, labai ačiū, kad domitės savo ir kitų ir aplinkinių emocinę sveikatą ir tikiuosi susitiksime greitų metų kur nors ar Contribui, ar asmeninėse sesijose ir kviečiu būti savo atidesniems ir švelnesniems. Ačiū ir iki pasimatymo.